Evangelija pagal Matą. Palyginimas apie talentus. Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris keliaudamas į svetimą šalį pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kuris gavo 5 talentus, to jau nuėjo, ėmė verstis ir pelnė kitus 5. Taip pat, kuris gavo 2 talentus, pelnė kitus 2. O kuris buvo gavęs 1, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praslinkus nemažą laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs 5 talentus. Jis atnešė kitus 5 ir tarė: šeimininkė, davei man 5 talentus. Štai aš pelniau kitus 5. Šeimininkas atsakė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė: šeimininkė, davei man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Šeimininkas tarė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi tu buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė: šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni kur nesėjai, renki kur nebarstėjai. Pabijojęs, nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Šia imkis, kas tavo. Šeimininkas jam atsakė: blogasis tarne, tinginy, tu žinojai, kad aš pjaunu kur nesėjau, renku kur nebarščiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atminkite, atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi 10 talentų. Kiekvienam, kuriam turi, bus duota ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusi tarną išmeskite į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Sveiki, mūsų sielovada Vokietijoje ir mano bičiuliai, draugai, pažįstami, artimieji. Tai šiandien vėl sekmadienis ir Biblijos komentavimas taip pat ir mane įpareigoja skaityti Bibliją, domėtis, gilintis, ir tai tarsi ta vieta, kurioje aš galiu augti pats asmeniškai. Ir šiandieną noriu komentuoti šį Biblijos suvokimą apie šį gan labai sudėtingą palyginimą apie ir prieštaringą, gal taip tiesiogiai skaitant ir suprantant šį palyginimą apie kaip ir kapitalizmą, sakykim. Ir pradėdamas galbūt norėčiau su juoku pradėti šitą Evangeliją komentuoti, ne kad paneigti tą tiesioginį suvokimą. Tokį vieną pavyzdį, kad įmonė, įsivaizduokit, kad gauna naują šeimininką arba bosą, vadovą, kuris garsėja savo tokiu tvirtumu, ir kas neduos pastangų arba nesistengs darbę dirbti, jis bus atleistas. Ir įvyksta toks įvykis prieš pat pietų pertrauką, jis eina pro biurą ir štaiga pamato nieko neveikiantį vyrą ir savo įmonėje stovintį, ir viršininkas galvoja, kad tai būtų gera proga pamokyti darbuotojus ir kitiem, kad matytų, kad tas čia, kuris sėdi žmogus, kad jis tokių dalykų nepakęs įmonė ir bus tiesiog jo akyse per visų atleistas. Vyras garsi įmonė ir šaukia: kiek tu uždirbi per savaitę? Vyras atsako: 300 eurų uždirbu per savaitę. Viršininkas ir įsitraukia piniginę ir duoda jam 600 eurų ir sako: čia yra tavo 2 savaičių atlyginimas, tu esi atleistas ir išeik ir daugiau čia neatvyk. Tiesiog
viršininkas didžiuojasi, kad parodė visiems, kad nebus toleruojama jokia tinginystė. Ir kas įvyksta tada? Tada jis klausia kitų darbuotojų, ar kas nors gali pasakyti, ką va šitas tinginys čia dirbo, koks čia darbas buvo. Vienas žmogus iš darbovietės su šypsena veide sako, jis atnešė mums picą. tai noriu šito tokiu palyginimu, taip pat kitų palyginimų pasakyti, kad Dievas tikrai nėra tas. Tiesiogiai nesuprastamam čia kalbančius apie pinigus kaip apie kapitalizmo pavyzdį, kaip arba tiesiog, kad šis palyginimas neskatintų mūsų mąstymo būdo tiesiog savo pastangomis susitarnauti išganimą iš Dievo. Tai yra būtų klaidingas suvokimas mąstyti apie tokį uždirbimą arba naudojimą. Tai yra kalbama apie tą, ką Dievas mums daro su mūsų širdim. Galbūt geriausias būtų palyginimas apie meilę. Kad meilė yra labai vertinga ir jeigu talentą skaičiuoti, tai yra didžiuliai pinigai, tai yra milijoniniai pinigai, sakykime, jeigu dabar išvertus į eurus, tai būtų didžiulės sumos būtų. Ir vienas talentas būtų apie 400 gal tūkstančių eurų, jeigu nesuklysiu dabar taip tiksliai. Palyginime pirmiausia yra pinigai kaip turtas. Kaip turtas tas, kuris iš esmės reiškia, kad aš galiu ką nors padaryti. Pinigai mums dažnai atrodo, kad ar aš dabar turėčiau kažkiek ir tiek pinigų, ar ten išloščiau loteriją, kaip daug kas va taip svajoja, tada aš galėčiau kažką padaryti. Taip, tai labai džiugu, kad ir Matas apie tai rašo, kuris buvo taip pat labai gerai žinomas tuo metu muitininkams ir tas, kuris skaičiavo pinigus. Ir man iš filmo The Chosen labai gerai įsimena jo kaip asmens tapatybė, identitetas. Ir įsivaizduoju, kaip jis eina pirkti tą popierį, papirus ir rašyti šį palyginimą. Ir tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu, ką jisai užrašo. Tai netgi yra taip svarbu, kad tai yra netgi tiesiog kalbama apie Dievo atėjimą antrą. tą atėjimą, kuris mums Dievas atėjo ir paliko mums savo turtą, jisai mums paliko turtą. Šiuo atveju mes matome, kad vienam paliko tiek, kitiem tiek, bet jis atėjo valdyti savo turtą tiem žmonėms, kuriuos jisai pasirinko. Ir atėjęs prašo apyskaitos, ką jisai padarė su tais pinigais. Va tas, kuris užkasė talentus, įtikėjimo talentus, arba įtikėjimą, savo tikėjimą užkasė. Ir jis palaidojo save užkasdamas šitos talentus. Jis palaidojo save toje amžinybės mintyje ir nuteisime. Savo palyginime Jėzus vaizduoja pasaulį, kuriame viskas yra labai griežta, labai negailestinga. Jei nepadarysi to ar no, gali neišvengti, jis gali būti atleistas, gali būti susidarotas. Ir šį palyginimą galima tuo griežtumu įsivaizduoti, kad Dievo karalystės negalima laimėti ir sukurti su bailiais žmonėmis, kurie tik laukia ir tokiu ir nepasižymi pasitikėjimo Dievu, su tais, kurie nuolat yra apsisaugoję, kažkur neįsivelti, nes iš esmės pagrindinis dalykas yra tai duotas tikėjimas. Palyginimas su pinigais, tai kaip meilės ir tikėjimo gavimas per bendruomenę, per įtikėjimą. Kai aš įtikiu, aš gaunu tą meilės tikėjimo dovaną. Meilės tikėjimo dovaną. Būtent tai reiškia, kad tas trečiasis darbuotojas, žmogus, kuris nieko nedarė su šitais talentais, tarsi ir nepasitikėjo Jėzumi. Kad ar Jėzus tikrai mane myli, ar jis tikrai manim visiškai rūpinasi, ar negeriau visiškai su juo nesivelti, nenusivilti čia gyvenime. Taigi trečias šis žmogus istorijos mieliau saugo šios pinigus. Jis išlaiko tikėjimą ir vėliau jį grąžina. Bet šiaip jam rūpi ne tai, o jis pats. Jis išlaiko tikėjimą
ir vėliau jį grąžina. Gėris, meilė, jinai turi dirbti toliau. Tai, ką gauname, turime nešti toliau. Ir ta gera patirtis mumise turi didėti ir daugėti. Ir šį komentarus Biblijos Evangelijos noriu užbaigti tuom, kad pabandykime nusišypsoti kitam. Pabandykime padaryti kažką tokio, kas bus atskleista tiek tavyje, tiek kitame. Ir te laimina jūs šie Evangelijos žodžiai kaip meilė, kuri yra pašaukus tave į gyvenimą, gyventi meilėje. Ir nenuvalkiotai naudoti šitą žodį, bet šiuo atveju dalintis ją, tai, kad tu esi gavęs.